Pažiūrėkime, kaip patogiai programoje Netskaita atliekamas išlaidų detalizavimas. Galima greitai registruoti išlaidų operacijas, o vėliau lengvai pamatyti išlaidų informacijos analizę įvairiais pjūviais. Jeigu ataskaitose norite matyti detalę ir konkretizuotą informaciją apie įmonės išlaidas, tačiau nenorite kurti daug naujų sąskaitų plano sąskaitų, programoje Netskaita šiam tikslui galite naudoti išlaidų detalizavimą. Programoje tai gali būti realizuojama, aprašant išlaidų straipsnius arba išlaidų objektus. Pavyzdžiui, sukūrėmi išlaidų straipsniai. Kiekvienas iš jų skirtas tam tikros kategorijos išlaidoms. Skirtingiems straipsniams priklausančių išlaidų apskaitai gali būti skirtos tos pačios sąnaudų sąskaitos. Pavyzdžiui, interneto svetainės priežiūros, laikraščių prenumeratos ir reklamos paslaugų išlaidų apskaitai skirta ta pati sąnaudų sąskaita, spaudos ir reklamos sąnaudos. Kokiu būdu nurodomas naujai įvedamų išlaidų straipsnis? Registruokime naują išlaidų operaciją. Įveskime bendrą informaciją, partnerį, operacijos dokumento numerį. Vėliau įvedama konkrečių išlaidų informacija, būtent čia ir nurodomas išlaidų straipsnis. Pasirinkus išlaidų straipsnį, automatiškai siūloma jį atitinkanti sąskaita. Įrašykime išlaidų sumą ir aprašymą. Įveskime dar vieną šios operacijos poziciją. Ji įsigyta iš to paties partnerio, tačiau priklauso kitai kategorijai – reklamos išlaidoms. Šioje operacijoje įvestos pozicijos priklauso skirtingiems išlaidų straipsniams ir apskaitomos toje pačioje sąskaitų plano sąskaitoje. Jeigu įvedant išlaidų operacijas nurodomos išlaidų kategorijos, pavyzdžiui, išlaidų straipsniai, išlaidų analizės ataskaitose gali būti matoma detali ir konkretizuota informacija. Patvirtinkime šią operaciją. Ir pažiūrėkime ataskaitoje išlaidų objektų aktyvumas pateikiamą informaciją. Pasirinkime laikotarpį ir operacijos tipą įmonės išlaidos. Neįvedus jokių kitų parametrų, ataskaitoje matoma informacija apie visas nurodyto laikotarpio išlaidas. Jeigu sugrupuosime ataskaitos duomenys pagal išlaidų straipsnius, galėsime analizuoti išlaidas pagal jų kategorijas. Visos šios išlaidos apskaitomos toje pačioje sąskaitų plano sąskaitoje. Tam pačiam straipsniui priklausančios išlaidos išdėstytos viena šalia kitos. Be to, ataskaitoje matomos tarpinės sumos, bendros tam pačiam straipsniui priklausančių išlaidų sumos.